Gali pasirodyti, kad tai ne Lietuva. Metų laikas kitas, bet namas tas pats. Keliaujam apžiūrėti. Didžiulis holas su didelė spinta, kurioje telpa visų sezonų drabužiai. Virtuvėje mes turim ne tik funkcionalumą su naujausia buitinė technika, bet ir grožį bei estetiką. Bet man viena didžiausių ir geriausių staigmenų yra šitas sandėliukas, kur tikras darbas lieka čia. Svečiai mato tik rezultatą. Svetainė tikra poilsio zona. Dar vienas kambarys pirmame aukšte. Gal seneliams, gal darbo erdvei, gal dar vienas miegamasis. Taip pat pirmame aukšte rasite atskirą vonios kambarį. Klausėte, kas už šių durų? Palikime tai pabaigai. O dabar pasižvalgykime aplink. Aplinka, kalba pati už save. Stulbina ne tik kiemo detalės, bet ir namus supančios apylinkės. Lampėdžio ežeras. Manau, kad čia daug pasakoti nereikia, jog vieta tikrai prestižinė. Antrame aukšte didelis holas, knygai ar vakarui be telefono. Master bedroom su atskira drabužine ir makiažo staliuku. 2 vaikų kambariai. Dar vienas svečių kambarys. Ir dar vienas sanmazgas. Ir štai tas žadėtas kambarys, kurį galėsite sukurti patys. Na ir apačioje vyšnia ant torto. Dar viena poilsio erdvė. Na štai ir viskas. Sudomino? Susisiekite. O aš tuo tarpu einu ruoštis pirčiai.